vėžys ir darbingumas, ar tai yra suderinamas dalykas? Jūsų atveju, krūties atveju, pagal... Krūties atveju, kaip? Taip, kai yra tam tikrų dalykų, kad iškart, aišku, tu negali dirbti ir negalėsi dirbti. Kai pas mane buvo vėžys jau pažengęs į limfmazgius ir man viską ten išoperavo. Kiek jūs laiko negalėjo dirbti? Taip grubiai pasakant, normaliai, kad uždirbti tiek, kiek uždirbot iki to. Sakykime, aš buvau 10 mėnesių ant biuletenio. 10 mėnesių. Taip, 10 mėnesių. Realiai tos pajamos jau 10 mėnesių apie metus laiko nebuvo tokios, kokios galėdavo gauti. Aš neturėjau ne invalidumą, nes invalidumas duodamas po viso tik tai gydymo. Po viso, ir jeigu jisai trunka metus laiko, tai Taip. Buvo taip prieš 7 metus. Nežinau kaip dabar, bet... Dabar tikrai nežinau, bet tuo momentu tikrai buvo taip, kad... Tu tiesiog atrodo, taip viešai vaikštai, eini parduotuvės, ta prasme, tu likai sveikas gyveni, bet realiai tavo jau sveikata nebeleidžia tiek dirbti ir tu negauni jokios kompensacijos, nors jau yra ypač... Iš pradžių pirmą, po operacijos, kada tu negali tą ranką, kuri yra operuota, sakykime, pašalinti tie limfmazgiai, jinai yra nesuvaldoma. Ir jūs realiai jūsų tai darbo įrankis rankos buvot. Taip, taip, aš dirbu savo ir čia yra, kaip mano rankos, čia man uždirba pinigus, sakykime taip. Ir taip, jinai buvo šitą ranką, jinai nebuvo, kaip darbinga. Reikėjo ir masažų, reabilitacijos reikėjo, kad jinai pradėtų, kaip būti... Taip, aš pati labai daug stengiuosi, kaip dariau ir tas mankštas dariau ne tik, kada, kaip ir ką mus mokino NVI, šitie kineziterapeutai. Kaip padėti savo namuose. Taip, namuose ir paskui važiavau į sanatoriją irgi ir ten. Ir aš, taip, jeigu 3 metus, kiekvieną dieną dariau. Kiekvieną dieną aš dariau pratimus. Ir šiai dienai galiu pasakyti, kad aš ją valdau, šitą ranką. Taip, jinai tinsta, kada yra labai karšta. O dėl ko jinai pas jūs yra, kas su ja buvo? Kodėl jinai Todėl, kad pašalinti limfmazgiai. Reiškia, nėra tos limfotokos nėra normalios. Pažasti pas mane. Prie krūties pas mane pašalintos limfmazgiai yra ir labai daug pašalinta pažasti. Kad mano ranka būtų tokia, kai buvo iki operacijos. O tada, kai jūs tos 10 mėnesių, grubiai, sakykime, metus laiko nedirbot. Jūs jautėt, kad pas jūs yra trūkumas finansų. Kad tai yra jau kada jūs pradėsite dirbti. Taip, kaip dirbot, nes įsipareigojimai juk niekur nepabėga. Ne, įsipareigojimai. Dar tas, kad tu dar gydaisi, tu nežinai dar tas, ar gydymas jisai bus toliau sėkmingas, ar viskas ten bus toliau gerai. Ir tie klientai, vis tiek tas ratas jisai mažėja, darbo užmokestis, kurį gaudavot, jisai mažėja. Kaip jūs po to, kaip jūs vertėtės? Visų pirma, aš turėjau santaupų. Nes, aš vis tiek, kaip aš dirbau, aš turėjau, be galo daug padėjo tėvai. Tuo momentu, todėl, kad jokios pagalbos, tai realiai, kaip ir nebuvo. Jeigu tuo metu tėvai negalėtų padėti? Būtų sunku. Būtų sunku, tada reikėtų kažką tai, arba eiti dirbti. Skolintis, arba eiti dirbti. Kiek gali, tiek kur uždirbi tada, realiai. Bet apskritai, kaip jūs galvojate, nes aš labai dažnai savo sekėjams noriu perduoti tokią žinią, nes aš kai dirbu 10 metų su žmonėm, kurie ateina ir pasako, kad pas vyrą kritinė liga diagnozuota, noriu savo pasidaryti, nes mato šalia žmogų sergantį, kiek reikia tam išlaidų arba papildomų procedūrų, kurios kainuoja, tas, kas yra kompensuojama, kaip sakot, ar ne, ir gali būti dar papildomai, už kurias tu mokėtum. Ir kai būna, tu matai, kad tie finansai, jų būna pritrūksta tada, kada vienas iš žmonių šeimoje pradeda jau nebegauti tiek,
dėl tam tikros ligos, vat kaip jūsų atveju pas jūs sumažėjo finansai, kaip jūs manote, tas taupimas ir sutaupyti pinigai, tai yra gerai? Aš manau, kad taip. Nu čia, jeigu tikrai žiūrėti pagal tą, kad tu negali dirbti, todėl kad tikrai beprotiškai varo tos chemijos. Nu, gal tai buvo, kaip mes šnekėjom, tam skyriui, kada sėdėjom, kada mums darė chemijos, kai kurios ėjo, kaip, žinokit, nu kaip jiems padaro chemiją, jie kitą dieną eina į darbą. Čia viskas nuo organizmo iš tikrųjų. Taip, čia viskas priklauso nuo organizmo. Aš tai, pavyzdžiui, ne. Aš gulėjau lovoje, aš negalėjau pakelti galvos. Ir didžioji dalis vis tiek tokių, kurie yra prastai jaučiantys save. Tikrai prastai. Išeina iš darbo, praranda darbus galų gale. Taip, kada tu gal ant biuletenių būni, tuo momentu, kaip tu dirbai ant savęs, tai mums nieko nemokėtų. Tik tai, kad tu buvai ant biuletenių. Jokių pajamų aš negaudavau. O jeigu tu dirbai, kaip ne ant savęs, tai dirbai kažkur, tai, sakykime, tu gausi tą, kaip iš biuletenio kažkokių tai pajamų. A taip, realiai. Po kiek jūs laiko gavote invalidumą? Invalidumą, taip. Po 10 mėnesių, realiai. Ir kokia tai buvo suma? Tuo momentu buvo 173 ar 5 eurai. Ir tai gauna didžioji dalis arba pagal ką tai skaičiuoja? Pagal aš manau, kad jie skaičiuoja, kaip lyga, bet ir pagal stažą, kiek tu turi stažą, koks buvo pas tave uždarbis. Ir jeigu tu esi, pavyzdžiui, jaunas ir nedirbantis, tai tu gali net negauti tokio dalyko? Ne, arba būna minimali suma kažkokia? Taip, jie gal pagal kažkokią tai ten paskaičiuoja ir tau duos, tą kažkokie tai, kaip iš minimumo gal vidurkį kažkokie tai. Aš nežinau, kaip jie realiai taip skaičiuoja, tai, paprastai tau paskui iš Sodros atsiuntė tą laišką ir ten laiške parašyta, kiek tu gauni, ten tavo stažas parašytas, koks buvo tie visi, kaip į Sodrą mokesčiai sumokėti, taip. Koks stažas, stažas irgi, aš manau, kad irgi yra tas visas dalykas, nes kada aš pirmą kartą ėjau apiforminti savo šitą invalidumą, tai jie netgi prašė diplomus. Turbūt čia irgi gal buvo kažkoks, tai nežinau, gal... ar turi, neturi tą, kaip pabaigimą mokyklos. Ne tik mokyklos, arba aukštojo išsilavinimo ir kokie dar pas tave tie išsilavinimai. Tikrai jie prašė diplomų.